Šitas video tik vyrams. Ar reikia pasimatymų su žmona po 15 metų kartu? Man atrodo, kad jei moteris pasižiūrės šitą video, tai gal reikia kažkaip gražiai papasakot, kad visiems būtų naudingai. Nu gerai, sakykim, buityje būdu kartu, vaikų suruošti, nuvežti mokyklas, į darželius, į burelius. Paskolą čia jau irgi spaudžia, remonto vonioje dar reikia pasidaryti, nes plytelės jau baig nukraičioti vonį. Ir štai moteris ateini, sako, agirdi, aš noriu į pasimatymą, kad vyrs mane pakviestų, arba brangusis, pakviesk mane į pasimatymą. Kur? Kokį dar pasimatymą? Kas tas pasimatyms iš viso yra? Atrodo, baigėsi tie pasimatymai, kai 22 metų buvom. Jau dabar nebelaiksi pasimatymai. Pasimatymas – tai dviejų žmonių socialinė interakcija, kurios tikslas yra įvertinti tarpusavio suderinamumą romantiškai ar emociškai. Gerai, biški paprašiau, reikia man atrodo sakyti. Pasimatyms yra dviejų žmonių susitikims, kai nori patikrinti, ar viens kitam patinkam. Tai yra laiks kartu, kai abu bando viens geriau kitą pažinti. Ir kodėl dabar vyrui taip yra sunkiai suprasti buitį, kai jisai apsikrovęs darbais, kai reikia apsirengti gražiai ir eiti kažkur romantiškai pasimatymą. Nu nebėra tos romantikas po 15 metų. Pasimatymas yra apie viliojimą, apie tai, kai vienas kito nepažįstam, apie drugelius pilvę. Ir ne drugelius nuo vakarykštės ilgės, o nuo įsimylėjimo. Bet kartu vis tiek, noris romantiškai pabūti. Tai moteris, jeigu žiūrit šitą video, patarimas toks. Reikia keisti tą pavadinimą, tą žodį pasimatymas, nes vyrams čia blemba mum kaip keiksmažodis kažkoks yra. Gal geriau sakykim, pabūkim dviese be vaikų, eikim pabūti dviese fainai. Gal varom tik mes dviese romantiškai praleisim naktį. Irgi skamba jau geriau. Sugalvokit, moteris, protingos esat, bet nevadinkit to pasimatymu, vyram tai dažniausiai nepatinka. Na, o patarimas vyrams, video tai vyram. Pakvieskit savo moteris pabūti dviese. Į džekuzį, į spa, pasivaikščiot romantiškai viniuko, ar į teatrą, jeigu esate ten labai meniški, ar į kiną su popkornais ir Coca-Cola Zero. Gal prie jūros pasivaikščiot, ar blemba, kažką jaukaus ir faino. Biškėti trauktas moteris nuo virtuvės, namų ir vaikų. Moteris jums atsidėkos, pažadu. Be vaikų, be rūpesčiukų, be telefonų. Moterims tikrai labai to reikia. Tik prašau, nebevadinkim to pasimatymu. Na, o jūs, jeigu jaučiatės panašiai vyrai ir moteris, pakomentuokit, ką jūs manot.